Šie trys regionai – menčikaulis. Pats petys ir kaklo stuburas yra tarsi draugės, kurios susipyksta, o paskui vėl susitaiko. Ir tada vėl susipyksta, o paskui vėl susitaiko. Taip pat dažnai pasitaiko po bursytų atsirasti kokia nors problema mentėje kaklo stubure. Taip yra todėl, kad šios trys sritys, leiskite man čia nupiešti, padarysiu gražų piešinuką, čia žmogus matomas iš nugaros, štai plaukai, tai kad nesupainiotumėte, gerai? Čia yra petys, o čia mentė. Šios trys sritys. Menkė. Pats petys tiesa, kuris iš tikrųjų yra sąnarių kompleksas. Ir kaklo stuburas. Yra tokie patys kaip trys muškietininkai, jie visada eina kartu. Kaip tos draugės, kurios susipyksta, o paskui vėl tampa draugėmis. O paskui vėl susipyksta ir vėl tampa draugėmis, žinai? Taigi, jei pradėjai skųstis ir net pasireiškė bursitas, tikrai kiti du jau buvo įsitraukę į šią bursito problemą. Apie bursitą turime ir kitų vaizdo įrašų šiame kanale. Vėliau galite jų paieškoti. Tiesiog ieškokite čia YouTube Dr. Aleksandrė Bursitė. Bursitą sukelia mechaninis disbalansas. Ir ją lengva gydyti. Gerai? Taigi bursitas yra disbalanso pasekmė. Arba mentės, arba kaklo stuburo, arba abiejų, arba net visų trijų vienu metu. Faktas, kad gydėte bursitą, įsivaizduoju, vaistais su kineziterapija, kuri žiūri tik į skausmo vietą, labai tikėtina, kad jūs manote, kad išsprendėte bursitą, bet problema išlieka, intriga tęsiasi. Ir tada jūs čia nebejaučiat skausmą. Kas dabar pradėjo skųstis? Tai buvo kaklas. Dabar padarykime taip. Jie jau skundėsi vienas, kitas jau pasiskundė. Labai tikėtina, kad problema yra čia mentėje. O dabar aš pasiūlysiu 2 lengvus, paprastus pratimus, kad galėtum išspręsti arba bent jau spręsti problemos priežastį ir vėl atkurti draugystę tarp šių 3 muškietininkų. Tarp šių 3 draugių, šių 3 kaimynių. Gerai? Pirmam pratimui tau reikės sienos. Leis man patraukti šį flipchartą. Štai. Iš pradžių gali būti šiek tiek sunku, bet noriu, kad padėtum rankas ant sienos, geriausia pečių aukštyje. Aleksandrai, mano bursitas vis dar vargina, kai pakeliu ranką iki čia. Padėk žemiau. Bet idealiausia būtų pakelti iki pečių aukščio. Šioje padėtyje laikykite alkūnės ištiestas, abi alkūnės ištiestas, nelenkite alkūnių ir darykite tokį judesį. Leiskite kūnui kristi į priekį ir grįžkite atgal. Pastebite, kad judesys vyksta būtent mentėse. Iš pradžių jaus bus sunku tai padaryti. Daugelis žmonių susiduria su šiuo sunkumu. Bet aš prašau, kad jūs nenuleistumėt rankų. Vėliau viskas taps lengva, kaip dabar man yra lengva. Viena iš dalykų, kurie gali tau padėti, yra patikrinti, ar tu nekeli peties prie ausies, nes tada tikrai negalėsi judėti. Atsipalaiduok, kaip vėžlys, kai išlenda iš savo kiauto. Taigi, tiesiog atpalaiduok pečius ir štai matai, čia gali judėti daug laisviau. Pabandyk ir judėk tol, kol mentė susiliečia nugaroje. Ir grįžk tiek, kiek gali. Štai. Ir atkreip dėmesį, kad alkūnė nejuda. Judesys vyksta visas mentėje. Mano kūnas juda pirmin ir atgal. Tu darysi šį pratimą tol, kol pajusi tą judesio laisvę. Pajusti, kad yra daugiau tepalo, tau pavyksta labiau judinti mentės, mentikaulius. Gerai? Aleksandras, bet aš noriu konkretaus skaičiaus. Noriu padaryti tiek kartų. Padaryk 30 kartų, stengdamasis pasiekti maksimumą.
Grįžti iki maksimumo. Nustumk kiek įmanoma toliau. Grįžk iki maksimumo. Neskubėk, prašau. Kitas pratimas, kurį galite atlikti, kad sustiprintumėte mentę, skirtas mentiai, tai pratimas, kuris yra tikras išsigelbėjimas. Žinote tą stebuklingą vaistą, kurį visi turi. Kartais tai yra tabletė, kartais tepalas, kartais net valymo priemonė. Viena mano pacientė netgi naudojo vėją. Ne, tai nebuvo vėja, tai buvo aliejus, buryti aliejus, kuris anot jos pagerino sąnario judėjimą. Štai, visi turi tą stebuklingą vaistą. Šis pratimas, kurį dabar tau parodysiu, yra stebuklingas vaistas mentės problemoms ir, žinoma, visoms problemoms, kurios kyla dėl mentės. Taip pat pradžioje jis bus šiek tiek sunkus, bet nenuleisk rankų. Grįžk čia, pažiūrėk vaizdo įrašą dar kartą, daryk kartu su manimi ir tau pavyks atlikti šį pratimą. Šiam pratime mes dirbsime su raumeniu vadinamu pomentiniu raumeniu. Jis yra tarp menties, pomente, tarp menties ir šonkaulių. Taigi, kaip rasti šį raumenį, yra čia, žiūrėkite. Pakeliate ranką ir pirštų galiukais tarsi bandote atskirti mentę nuo šonkaulių. Abi jos čia. Jūs einate toliau palei mentę. Gerai. Kad būtų lengviau, galite uždėti šią ranką čia ant peties. Žiūrėkite, tada bus kaip tik. Padėjot ranką čia ant šonkaulių. Pajutote mentę, pabandykite jo atskirti. Darykite tai atsargiai, nes tai gali būti labai skausminga. Štai judesys, kurį darau čia. Žiūrėkite, aš tempiu atgal. Ateis momentas, kai pajusite diskomfortą. Galite judėti aukštyn, galite nusileisti, ieškokite skausmingiausio taško. Mano atveju čia aukščiau yra tikrai skausminga. Radote tą skausmingą tašką, palaikykite lengvą spaudimą, kad jaustumėte tik minimalų skausmą. Ir atpalaiduosite viršutinę ranką. Ir išlaikykite šį spaudimą. Pamatysite, kad šis skausmas per artimiausias 30 sekundžių sumažės. Jei pavyks išlaikyti minutę, pamatysite, kad pats raumuo pradės atsipalaiduoti. Po jūsų ranka jis taps minkštesnis. Galite rasti ir dirbti su iki 3 tokių jautresnių taškų. Gerai? Aleksandrai, čia skausmas praėjo. Ieškokite dar kartą, pabandykite pakilti šiek tiek aukščiau arba nusileisti šiek tiek žemiau, rasite kitą tašką. Išlaikykite spaudimą, pabandykite atpalaiduoti ranką, kuri yra viršuje ir palaukite, kol skausmas sumažės, o raumuo taps laisvesnis, minkštesnis. Aleksandrai, aš negaliu daryti su pirštų galiukais arba turiu ilgus nagus. Skauda. Jei esate lankstesnis, galite naudoti nykštį. Pažiūrėkite, kaip galima tai padaryti čia. Štai. Nykštys. Ar tai matosi per kamerą, Erikas? Nykštys. Spaudi giliau, kol randi skausmingą tašką. Ir tiesiog atsipalaiduok. Tai tas pats veiksmas, pamatysi, kaip tau bus patogiau tai atlikti. 2 arba 3 jautrūs taškai pomentinėme raumenyje. Kai baigsi šiuos pratimus, pastebėsi, kad tavo ranka bus daug lengvesnė. Gali net palyginti vieną pusę su kita, ar neatrodo, kad ji tampa laisvesnė, tu įdedi mažiau jėgos judėdamas ir būtent to mes norime. Ir pamatysi, kad kaklas jau nebeskauda. Jei turi klausimų, palik juos komentaruose. Jei pagalvoji apie ką nors, kas jaučia bent vieną iš šių skausmų, nusiųsk šį vaizdo įrašą tam žmogui. Jei ne, nepažįsti ne vieno, paspausk patinka, kad YouTube parodytų šį vaizdo įrašą daugiau žmonių. Arba pats nusiųsk jį į šeimos grupę, darbo grupę, draugų ar futbolo grupę. Į grupę, nežinau, bingo grupę, jeigu esi panašaus amžiaus kaip aš. Aš čia ir baigsiu, stipriai apkabinu ir iki kito karto.